Aš galiu prilipdyti šį lipduką be burbuliukų, nors ir pirmą kartą tai darau. Okay. Gerai, manau, kad turiu susitaikyti su to, kad nebus tobula, bet funkcija atliks. Nes aš klijuoju čia jau, tik 10 minučių, bet aš manau, kad visą šitą užklijuot truks 5 minutės. Crickets. Man, it just doesn't work. O tai gal gali būt, kad čia tiesiog aš nieko ir nebepadarysiu jau. You can do this. I can do anything I want. Žodžiu, kai jungiu kamerą, tai truputį kurioziškai gaunasi. Gerai, back to the phone. Aš tiesiog Gerai. Tai žodžiu, aš klijuoju ir šitas velnias vis išlenda ir aš tiesiog dabar galvoju, kad galbūt, nežinau, gal reikia visą iš karto suklijuoti. Žodžiu, klijuoju lipduką be jokio tutorialo, nes tai, ką išmokstame su savo patirtimi, išmokstame geriausiai. Čia yra lentos lipdukas. Aš jį gavau prieš 3,5 metų. Jo, negalėjo ištarti R raidės. Ir kai jau 7 metai ir dar netarė R raidės, tai, žinokit, tada galima pasitelkti pagalbą logopedą. Žodžiu, logopedė buvo labai maloni. Radau ją paskutinę akimirką iš tiesų ir pigiau mus priėmė. Vis tiek kainavo, bet ne taip brangiai kaip pas kitus, dėl ko aš labai džiaugiausi. Ir žodžiu, per vasarą laiko moko tarti tinkamai raidę ir dar kelius žodžius. Bet, žodžiu, čia yra lenta ir idėja buvo, kad rašyti raidės ir piešti. Ir aš taip niekaip šito lipduko ir neužklijavau. Ir pagaliau aš jį klijuoju. Tada čia reikės kažkokį kaip staliuką padaryti. Nes jeigu piešiam su kreida, tai ta kreida kris ant žemės. And we want our floor to be clean. Žinot, yra hekas, kaip stovėt, kad neskaudėtų nugaros. Ta prasme, ant kiek tai yra hekas, žodžiu, reikia tiesiog plačiai labai kojas pastatyti. Ir tada nugara būna tiesiai ir tada gali dirbti darbus. Arba nusipirkti naują namą ir įsirengti visus baldus pagal tavo ūgį. Kas kaip ir, dabar mane nervina, kad kiekvienam... Gerai, aš girdėjau, kad čia dabar tik tais vaikai tokie auga dideli. Ir kad šiaip praeitose kartose nėra aukštų žmonių. Arba tai buvo išskirtinas dalykas. Dabar dauguma yra aukšti, tai... Aš manau turbūt, kad naujose butuose yra normalaus aukščio baldai įrenginėjami. Tačiau, kai ieškai buto nuomai, tai butai, kurie yra naujai įrengti, yra neįperkami mano kišeniai. Dėl to aš turiu nuomotis paprastus, normalius butus. Visi gyveno praeito, užpraeito, užpraeito ir užpraeito dešimtmečio žmonės, kurie yra 20-30 cm už mane žemesni. Dėl to, žodžiu, plačiai labai reikia atsistot. Nežinau, ant kiek čia kas matosi. Tikiuosi nieko netinkamo nesimato, bet žodžiu, nes čia yra mano ūgis. Ir kai plačiai atsistoji, gali dirbti, žodžiu. Ir nugaros neskauda. Taip. Aš nežinau, man gal reikia kažkokio įrankio, gal iš tiesų reikės paguglinti. Kaip, nes aš nenoriu, laikiau šitą lapą 3 metus ir, ta prasme, galiu dar porą dienų palaikyti, kad susirasti informaciją, kaip tinkamai priklijuoti ir tada priklijuoti.
nes jeigu namuose nėra vyro, tai reikia kažkaip suktis. Taip, šitas darbas man yra susijęs su statyba. Ir statyba yra vyrų reikalas. Vyrai yra labai geri statybose. Ir aš ne vyras. Žinau, kad ir moterų yra, kurios yra geros statybose, bet vienu žodžiu, aš pirmą kartą gyvenime klijuoju tokį lipduką. Ir jo, aš turiu palikti, nes turiu šiandien kitų planų ir no way, 20 minučių. Aš bandau klijuoti ir čia vis... Jo, žodžiu, aš paguglinsiu ir žiūrėsim, kaip bus. Štai toks bus mano vlogas šį kartą. Aš ir kreidos lipdukas. Okay, see you. Bye! Okay, so I just needed something softer and I used metal cover, a box and a fabric. Yeah, this video is gonna be half Lithuanian, half English because I was making a Lithuanian video an hour ago. Yeah, 1 hour ago, and now I continued filming and I jumped into English. He.